Prie mikrofono daktarė Bronė Gudaitytė. Garbėzui Kristui, mėly radijo klausytojai. Advento pradžioje mes dažnai klausiam tokio mums labai gerai žinomo klausimo. Kągi aš turiu daryti? Ką reikia daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą? Ir mes žinom, kad būtent Morkaus Evangelijoje jaunuolis klausė Jėzaus: Gerasis mokytojau, ką aš turiu daryti, kad laimėčiau amžiną gyvenimą? Ir žinom, šitas klausimas iš kartų į kartas, iš vieno amžiaus į kitą, netgi matom, kad kiekvieną adventą greičiausiai mes paklausėm to paties klausimo, kurį klausė tuomet tas jaunuolis. Kodėl mes klausėm tokio klausimo? Nes tikrai šita ribota pasaulio laimė mūsų nepasotina. Mums tikrai neužtenka tokių laikinų, trumpalaikių laimės akimirkų, kurios net neparagaujam. Tik mintis būna apie laimę, gundymai, siekiamybės, bet mūsų širdis trokšta kažko pastovaus, tikro, amžino. Ir žinom, kad dykumų tėvai dažnai sulaukdavo tokio klausimo: Aba, kaip išsigelbėti, ar ne, ką daryti? Ir jeigu vėl grįžtume prie to jaunuolio Evangelijoje, Jėzus matė jo širdį. Ir iš tiesų mes kartais galim paklausti, labai taip formaliai, kad gerai atrodytume, arba taip lyg ir būtume susirūpinę tam tikrais dalykais, bet Dievas mato širdį. Ir jis labai paprastai pasako: pirmiausiai, laikykis įsakymų. Ir tada jaunuolis sako: bet aš viso to nuo pat jaunystės, nuo pat vaikystės, ar negi aš labai gerai išaugintas, ar nelaikausi tų įsakymų. Bet žinoma, ir jo širdžiai to negana, bet taip kaip ir mūsų širdžiai, to negana, mes norim kažkokio esminio dalyko. Ir Jėzus meiliai pažvelgęs, tas meiliai pažvelgęs į jį, ar ne, tarsi nori prabilti jo širdį. Apie amžinus dalykus Dievas prabyla į mūsų širdį. Ir tada jis pasako, kad eik, parduok visą, ką turi, ir sek paskui mane. Na ir tada atrodo: palauk, Jėzau, tai viską parduot? Tai kaip čia tą viską? Ir kągi reiškia tas Jėzaus eik parduok? Kam parduot? Bet iš tiesų tai yra toksai, ar ne, visa, kas pasauliška, palik pasauliui. Eik, nes ten perkama ir parduodama, ar ne? Tai tai ten pagal tas taisyklės ir tą kalbą vartojant, eik, parduok visą, ką turi. Nors dykumų Aba Antanas iš tikrųjų ėjo ir pardavė viską, ką turėjo, ir išėjo į dykumą. Tai tas viską, bet jis turėjo viską paskui parduoti, ar ne, viską. Ne tik turtą, bet aišku ir savo reikšmę pasaulyje, ir ką jis galėjo nuveikti, kuo jis galėjo tapti, ir galbūt tas visas svajones, viską jis paliko pasauliui. Ir tas sekantis Jėzaus: ir tada sek paskui mane. Neužtenka, tu viską parduodi, viską palieki, ir kas tada? Sek paskui mane. Ir kur tu, kaip jis kitam jaunuoliu greičiausiai, kuris užsidegęs, irgi tam tikra tokia iliuzija, kad jis pats nusprendė, kad seks, bet Jėzus mato širdis, ar ne, ir sako: lapės turi urvus, bet žmogaus sūnus neturi kur galvos priglausti. Taigi, kur sek? Ir mes žinom, kad kai Jėzus tam jaunuoliui pasakė: eik, parduok viską, ką turi, ir sek paskui mane, kas atsitiko? Ar jis tikrai taip užsidegė ir tai padarė? Ne, jis apniuko, nusiminė ir tyliai pasitraukė. Dažnai ir mūsų tokia pozicija: mes labai kažko norim, trokštam, bet su sąlyga, kad niekas nepasikeis. Ar ne, tai ką aš turiu, kad niekas nenubyrės nei dulkelį. Tada
Kitaip tariant, parduot galiu tik tai, kas nereikalinga ir seksiu tada, kai nuspręsiu, kad noriu sekti, ar ne, tokiu 1-3% galiu. Bet kai užsidega širdis, tai jinai visa 100% dega, bet valia susimaišius gera su ta prasta valia, siūlo tik, tuos kelis procentus ir tada belieka nusimint, nes Jėzus irgi sakė, kad reikia labai aiškiai apsispręsti, ar ne, kas Dievo Dievui, kas ciesoriaus ciesoriui, ar ne, ant 2 kėdžių nesėdėsi. Turi labai aiškiai apsispręsti ir mes matom ir iš kitos pusės, kad daugybė šventųjų, kad daugybė ir tų dykumos abų ir amų iš tikrųjų viską palikę troško sekt Jėzų. Ir tas kelias, kurio Jėzus eina, yra labai toks paslaptingas. Jėzus sakė apie save per paskutinę vakarienę savo mokiniams, kad aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir čia yra tas laimės kelias, bet tas laimės kelias yra ir kryžiaus kelias, o kryžiaus kelias yra meilės kelias, o meilė yra pats gyvenimas ir dėl ko Jėzus sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Taigi, jeigu taip gyvensi, Kristaus dvasia, tai tu nebijosi kryžiaus, mokysies mylėt ir tu seksi tiesą. Kitaip tariant, tu tiesos gausi tiek, kiek tu ją seksi. O kada tu tai galėsi padaryti, kada parduosi viską, kada visus prisirišimus paliksi pasaulį. Ir tai yra toks širdies neturtas ir širdies skaistumas. Vėlgi mes žinom, kad būtent tie pirmieji dykumų tėvai, kurie ėjo į dykumą, dykuma yra tokia vieta, kur tu ten tiesiog pamatai tą savo prigimtį. Ir gyvendamas pasauliškai, tu gyveni kaip visi ir tiesiog nekovoji tos kovos, o dykumoje yra tokia, tokia atsiskyrėlio dalia, kad jis lieka pats su savimi, su savo mintimis, dėl ko Evagrijus kalbėjo apie 8 mintis, apie tam tikrus gundymus, kurie pirmiausiai pavirsta mūsų mintimis. Ir tai vyksta ir ši kova, kaip neužsikrėstais gundymais, kaip neužteršt savo minčių, nes po to tavo jausmai perima tai, kas vyksta mintyse, tada mintys kurstomos jausmais, tada tavo valia paveikiama ir kitaip tariant, taip prieinama iki pat tavo širdies. Visa ta kova vyksta tavo centre. Visa tai patiria tavo širdis. Ir jeigu tavo širdis yra nenuskaistinta, jeigu tu eini į dykumą turėdamas kažkokias intencijas, kurios nėra tyros, kad tai nėra 100% pasiaukojimas Dievui, tai tu tiesiog neišlaikai tos kovos, tu esi skilęs, tavo mintys, tavo, vidinė būsena, nežinia, kam tu ten nori sumeluot. Taigi ta dykuma tiek ištyrina širdį, tiek aiškiai parodo, kokie yra tavo jausmai, tavo vidinis tas gyvenimas, ta vidinė aplinka, ko jinai yra pilna. Ir ten širdyje ir yra ta būsena, kurią mes galim pavadinti pragarų skaistykla arba dangumi. Ir skaistykla yra ta skaistinanti būsena. Taigi jie patekdavo į tam tikrą, tokią labai tikrą skaistyklą, kur turėdavo nuskaistinti savo mintis, savo jausmus, išgryninti savo valią, tapti tyrais. Ir kai mes įžengėm į tokį laikotarpį kaip Adventas, tai pirmas dalykas, ką mes turėtume daryti, tai nuskaistinti savo širdį, kad ji taptų švari, tyra. Ir ta širdies apvalymas yra, toks tam tikras procesas.
kada mes ir išpažinčiai ruošiamės, ar ne. Ir ta atgaila ir yra ta širdies skaistinimas, švarinimas, tyrinimas, tu tiesiog nori turėti švarų vidinį gyvenimą. Ir kaip Zdebskis sakė vienose rekolekcijose, kad nėra didesnio džiaugsmo kaip atgailos laikotarpis, kai tu tikrai atsiprašai, kada tu prieini išpažinties, kada tu nuvalai širdį ir mes tikrai pritartume po kiekvienos išpažinties, jautiesi pakylėtas, pilnas džiaugsmo, nes tarsi tu atkuri savyje tą Dievo paveikslą, pasiryždamas nuvalyti tas dulkes, savo sielos dulkes, išsišvarint prieš šventes, prieš kalėdas. Ir aišku, išpažinčiai mes tikriausiai jau ir iš anksto ruošiamės, mes tarsi apie tai mąstom, ar ne, tai ir mintys, ir jausmai, ir valia tam nusiteikia, kad mes save kaip ir kažkaip net išoriškai tu nori ir susitvarkyti, ir namus, ir aplinką, ir labiau susitvarkyti negu įprastai, ir papuošt. Taip ir tas sielos gyvenimas, tu jauti, prasideda tie nauji liturginiai metai, o kaip tu juos pradedi, kalbant apie dvasinį gyvenimą. Ir žinai, kad tu nori, kad tavo širdyje gimtų, kad tai vyktų tavo širdyje, kad tavo vidinis, tas žmogus taptų nauju. Bet tu turi tam ruoštis, ar neapsivalyti nuo tų visų rūdžių, purvo, nuo to sugėdimo ydų, nuo to praradimo savo tikro, ar ne, panašumo į Dievą, kaip tu gali tik tai suprast. Ir visa tai susieta su širdimi, kaip Jėzus sakė, kas mus sutepa. Ne tai, kas ateina iš išorės, o kas ateina iš mano vidaus. Ir kiekvieną kartą, kas eina iš mano vidaus, aš, jeigu renkuosi nuodėmę, jeigu aš nenoriu pažinti savo ydas ir iš jų tarsi kaip iš kokio molio kažkaip išlipt, tai ir visaip mes teisinamės, gyvenu kaip visi, nieko aš čia blogo nedarau, bet prieš ką mes teisinamės? Nors trokštam būti švarūs ir gali žmogus ateiti iš pažinties, bet iškart sakyti, aš nesu blogesnis už kitus, aš tik gerą darau, nežinau, kodėl ant manęs ten kiti pyksta ir tada jau kitų nuodėmės prasideda, bet čia tai yra nenoras pažvelgti į savo netvarką, į ką tu turėtum susitvarkyti. Taigi tie dykumų tėvai, jie išėjo į dykumą ir pirmiausiai save pažindavo. Jie pamatydavo savo skurdą, savo vargą, tą nešvarą, tą tamsą. Ir jie irgi pradėjo nuo to klausimo, ką jiems daryti iš esmės, kad jie tą amžiną gyvenimą gyventų. Ir jiems prireikdavo tikrai labai didelės transformacijos, perkeitimo savęs. Ir Jėzus sakė, atsiverskit. Tai yra tas atsivertimo laikotarpis, kaip ir Jonas Krikštytojas sako, ištiesinkit kelius, išlyginkit. Ir tai kalba apie tuos vidinius, ar ne, kad reikia įvesti tą tvarką. Nes mes turim užkopti, ar ne, į tą dieviškumo kalną, tam, kad mes, taip kaip žmonės kopia į Everestą. Ir toks įdomus dalykas, kad tai, tas kopimas yra kaip augimas ir kaip transformacija. Tu tarsi padarai, ko tu šiaip negalėtum padaryti kasdienybėje ir darbą tokį darai. Tu kopi į tą kalną, bet ten viskas keičiasi, ir tau trūksta oro ir galiausiai jau pačioj viršūnėje tu tarsi visiškai apsvaigęs. Tai ir gal daug kas net apskritai tik užkopęs turi kuo greičiau kopti žemyn. Nes mes žinom tą Jėzaus palaiminimą, palaiminti tyra širdžiai, jie regės Dievą, bet mes žinom, kas Dievą pamato, jis turi mirt. Panašiai kaip tas, jis Everesto viršūnės negali pasilikti.
Ir tada matai, kad tavo didžiausias laimėjimas tai buvo ištverti visą tą procesą, tą lipimo į kalną procesą, tą savęs nugalėjimą, tą tarsi pardavimą, kai Jėzus sako visą parduok. Ir iš tiesų tie žmonės, kurie ten kopia, tai labai ir brangiai sumoka ir turi tikrai labai daug parduoti, atiduoti, kad jie kažkokiu būdu įkoptų, bet jie ten viskuo rizikuoja, jie tiesiog žengia į patį dangų atrodytų, bet tas užžengimas labai daug kainuoja ir jie ten gali būti, kad jie nieko ten nepatirs apie ką svajojo partos kančios, kurią jie patyrė kopdami. Tik va tas žinojimas, kad tu užkopi į tą Everestą, kuris su dideliais vargais, sunkumais, tam tikra kančia, bet su dideliu ryžtu, bet užkopiai. Ir tie dvasiniai dalykai kartais tokie panašus, kad, pavyzdžiui, kad ir dorybės, kai tu nori įgyti kažkokią dorybę ir nugalėti ydą, tai turi daug prakaituoti, daug to vidinio darbo turi įdėti, pastangų, valios, patirti vargo, triūso ir įgyti kažkokias, kaip mes sakom, kompetencijas, ar ne? Tiesiog tau prireikia ir kantrybės, ir ištvermės, ir sumanumo, ir ryžto, kad tu nenusigręžtum, ar ne, kaip tie kopiantys į Everestą. Pirmas sunkumas sustoja ir viskas, ir gana. Tai kelias į Dievo karalystę yra ankštas, siauras kelelis, nuožmus, labai nelengvas. Tik į pražūtį vedantis kelias yra platus, nuožulnus, lengvas. Tai mes matom, kad Dievas gimtų mūsų sieloje, reikia paprakaituoti, ar net turi įdėti labai daug pastangų ir tyra širdžiai regės Dievą. Bet tyra širdis tas, kuris taip įdomiai, tarsi praranda save, bet kokį save. Vat būtent tą tokį visą save, bet visą pasaulišką save. Ir mes tada kaip ir logiškai pagalvoja, kaip tas jaunuolis nusimenam ir nusisukam ir tyliai nueinam ir pastovim per Kalėdas prie prakartėlės, bet taip saugiai, formaliai per atstumą ar ne atbuvom, sudalyvavom ir gyvenam savo su ta pačia širdim, kuri vėl lauks galbūt kitų metų ir vėl paklaus to klausimo, tai ką daryti, tai kaip čia man dabar elgtis. Ir mūsų pašaukimas yra ištyrint širdį, tai yra širdžiai regės Dievą. Ir tai, ką sakė Jėzus, jis niekada nemelavo. Tai reiškia, kad ta tyra širdis kaip žmogaus gyvenimo centras, ji turi būti tvarkinga, kad mes apskritai būtume tvarkingi gyvenime, sprendimuose, santykiuose ir pasiruoštume regėti Dievą, nebijodami prarasti tą dalį, kuri trukdo Dievą regėti. Ir dėl ko ir Šventas Pranciškus taip liaupsino neturtą ir taip vos kaip suasmenino, netgi sakė, kad jis susituokė su beturtystė. Bet jis kalbėjo apie savo širdies būseną, būtent tą, kur jau viskas parduota, visa savimeilė, visa puikybė, visas išdidumas, visi pasauliški tikslai. Ir ta jau širdis įsikibus ne į tas laikinas gerybės, o į patį Dievą. Taigi tyra širdis, tai tuos pasauliškus turtus praradus širdis, Dievo perkeista, atsivertų širdis, nuplauta, išgryninta. Ir to širdies tikslas yra garbinti Dievą, patik Dievui, gyventi su Dievu. Pasidalinus širdis, aišku, greičiausiai nebus tyra širdis, nes tada mes ir teisinamės dėl ko? Dėl savo širdies netyrumo. Taigi ir pranašas Elijas sako, kreipdamasis į savo tautą, ar ne, ir ilgai jų šlubuosit abiem kojom.
Tai jeigu viešpats yra Dievas, tai sekit paskui jį, bet jeigu Baalas, tuomet sekit paskui jį. Kitaip tariant, labai savo aiškiai įsivardinkit, mes kartais mėgstam tą miglą, nu va taip čia va, taip pasakiau, taip, nu tai gal ir blogai, kad taip pasakiau, nu bet aš nieko blogo nenorėjau, kitaip tariant, aš už Dievą, bet Baalas irgi man patinka. Tai vat Jėzus, kaip sakė, iš mano tėvo namų nedarysit prekybos namų. Kitaip tariant, kad vat ant dviejų kėdžių nesėdėsit. Reikia labai aiškiai įsivardinti, kokia dvasia tu gyveni ir kad nebūtų taip, kad ir kaip Elija sakė, kad širdis nebūtų pasidalinus, nes tai jau yra netyrumas, jau yra šlubavimas, jau yra nesveikata. Jeigu viešpats yra Dievas, nu tai kodėl nesekat jo, kodėl garbinat Baalą? Tai mums tokie klausimai dažnai nepatinka, nes tai būtų klausimas, tai kodėl tu toliau prisirišęs prie savo ydų, kodėl tu darai tai, ko tikrai nenorėtų tavo šita tyra širdis, bet nu va taip kažkaip aš tikrai už tą gėrį, bet jisai tik mano tokiuose planuose, kur ten nežinia, kada tie planai turėtų tapti realybę ir mes žinom, kad tos ateities, nu kaip ir nėra, tu visada gyveni dabar. Tai jeigu dabar gyveni su įdomis, tai reiškia ir rytoj gyvensi, ir poryt, ir dar už 2 dienų, ir už mėnesių, ir už metų, ir taip ir numirsi. Bet sakytum, ne, aš tai tikrai už tą tyrą širdį, bet vat ta tyra širdis turi labiau panašėti į tėvo širdį, nes tai būtų žmogus nežino, tai į ką ta jo širdis, nu į ką jam lygiuotis. Gyvenu kaip visi, tai reiškia gyvenu pasauliškai, lygiuojamės vieni į kitus, širdys netyros, kaip psalmininkas sako, visi melagiai, veidmainiai, kaukėti, vaidina vieną, širdis netyra ir gaunasi taip, kad nežino žmogus į ką jis turi, nėra į ką panašėti, bet panašėti yra į ką. Kaip Elija sako, jeigu viešpats yra Dievas, ar ne, tai mes žinom, į ką mes turim lygiuotis, kaip apaštalas Paulius sako, taigi gyvenkit Kristaus dvasia, tai yra tas pavyzdys. Ir pats Jėzus sako, vat, parduok viską, palik ir sek paskui mane. Yra, kaip mes meldžiamės Jėzaus širdies litanį ir sakom, padaryk mano širdį panašiai į savo širdį. Yra į ką lygiuotis ir mes žinom, kad jeigu Jėzus sako, kad jis yra gyvenimas, jis yra tiesa, tai reiškia, jis yra ta gyva širdis, jis yra gyvybė. Ir ta širdis plaka būtent pačia gyvybė. Ji yra gyvenimas, ji yra tiesa, tai, ko mums labiausiai reikia, ko trokštam, kodėl ir klausiam, ką man daryti, kad aš visą tai pasiekčiau. O Jėzus moko meilės gyvenimo būdo, nes tik 2 galios yra tikros galios, tai meilė ir neapykanta. Ir kartais mes taip jas sumaišom, kaip Simona Veil sako, mums labai patinka tas mišinys, ar ne, toks gėrio ir blogio, ir tada, tas toks mėšlas šiltas, kaip ir vadinamas gyvenimu, ir ten taip bandom įsipatoginti kažkokiu būdu. Bet mėšlas yra mėšlas ir dėl to Jėzus ir gimsta tvarte, kad arčiau mūsų ateitų, kad mes galėtume iš viso to išsikapstyti ir įsigrynintis, išvarinta širdis, nes ta meilės atkurta širdis, jinai ir gyvena tiesoje, bet visa tai ta širdis gauna iš Dievo, ta širdis tampa Dievo malonės veikimo vieta. Dievo palaiminimų vieta, palaiminti tyra širdžiai. Tai reiškia, gyvenimo centras ne aš pats, nes kodėl jaunuolis nuėjo nusiminęs, nes jis nenorėjo keisti centro, jis norėjo likti ir toliau, suktis apie save, bet, ką dar padaryti, kad aš savo dar būčiau, kaip sakom, toks fainesnis, gražesnis, ypatingesnis, ką dar čia, gal iš šito įdomaus žmogaus išgirsiu, kuo čia aš dar galiu tapti tokiu turtingesniu. O išgirsta, eik viską parduok.
Kitaip tariant, tapk to dvasios beturčiu. Ir tai rodo, kad dvasios beturčio tas gyvenimo centras tikrai ne jis pats. Kad tas centras yra Dievas, ne jis. Ir netgi yra tokia knyga Neturtėlio išmintis apie šventąjį Pranciškų. Ir ten Pranciškus su broliu Leonu kalbasi būtent apie tai, apie ką mes čia šiandien kalbam, apie širdies tyrumą. Ir ten sakoma, kad tik tyra širdis yra atsigręžus į Dievą. Ir sako Pranciškus, neklaus savęs, kur tu esi, nes galvom, tai seksiu Jėzų, tai kur jis čia mane nuves, ar ne? Neklaus, kur tu esi, nes paprastai, kai mes tokie susipurvinę gyvenam, tai mums blogai, mes visada norim kažkur kitur būti. Kai sako, kaimyno žolė žalesnė, taip ir čia, gal kažkur kitur, ar ne, reikia kažkur kitur yra geriau, o čia yra blogai. Bet kai ten kitur nuvažiuosim, tai vis tiek save nusivešim ir vis tiek bus blogai. Tai, o ten, kur Dievas veda, su Dievu visur gerai. Ir čia gerai, ir ten gerai, ir vienur, ir kitur, visur. Tai ir sako Pranciškus, neklaus, kur esi su Dievu, svarbu su Dievu. Jis sako, liūdesys atsiranda tada, kai tavo žvilgsnis netobulas, žmogiškas. Per daug žmogiškas jausmas, jis ir sako, tau nesukuria laimės nei gėrio, reikia pakelt žvilgsnį aukščiau. O aukščiau yra Dievas. Žiūrėk į Dievo didybę, į Dievo spindesį. Taigi tyra širdis yra ta, kuri atspindi tą Dievo spindesį. Tyra širdis ta, kuri nebijo priimt, kuri ir ieško Dievo. Ir tyra todėl, kad domisi pačiu Dievo gyvenimu ir visuose varguose sugeba gyventi Dievo džiaugsmu. Tai ne tik džiaugsme, bet ir varguose. Ir tokia širdis, ji vienu metu ir tuščia, ir visko pripildyta. Dievas ją pripildo, o tuščia nuo tų senų džiaugsmų. Tai tokiai širdžiai užtenka, kad Dievas yra Dievas. Ir Dieve randa ramybę ir laimę. Ir pats Dievas yra šventumas. Mes irgi galvojam, kad šventumas tai ką šventasis pasiekė. Iš tikrųjų šventumas yra ta Dievo meilė žmogaus širdį ir ta Dievo meilė yra jame šventumas. Taigi šventumas nėra savęs realizavimas, nei savo pačiam savo gale suteikta pilnatvė. Pirmiausia, tai yra tokių dalykų ištuštinimas. Ir tada, kai tu tampi tuščias nuo visko, ką tu pats gali padaryti, tai tampi ta laisva erdvė, kur Dievas pradeda savo kūrybą tavyje. Ir kai tu rūpiniesi Viešpatie šlove, ar ne, kai tu gyveni dėl Dievo garbės, tai tada Dievas tave pripildo tos garbės ir tu daugiau nieko nematai, tik gėrėsi Dievo šlove. Taigi sako, broli Leonai, Dievas yra Dievas, jis amžinai Dievas, jis yra visko pilnatvė. Iš tiesų reikia juo džiaugtis, juo žavėtis, dėkoti jam už jį patį. Ir čia sako, kai tu tokia Dievo meilė pradedi degt, tai ta meilė pripildo tavo širdį ir padaro ją tyrą. Tai kaip Pranciškus paaiškina broliui Leonui, kaip ta širdis tampa tyra, kada jinai prisipildo Dievo meilę. Ir kai sakom, dvi galios yra, ar ne, arba Dievo meilė, arba šėtono neapykanta. Ir kai mes klausom tų gundymų, tai tada ten kažkaip jau ta visas įniršis, geismas mumyse ten pradeda kaist. Ir mes ten arba nirštam, arba geidžiam, mes ten godus ir pavydus, ir pikti, ir irzlus, ir bambekliai, ir visokie iš to įniršio ir geismo. Ir ta šėtono neapykantos tokia galia daro mus nepatenkintus, stokojančius, susiraukiančius, kritiškus, viskas netinka, visi blogi, čia blogai, reikia kažkur kitur ir ten blogai.
Tai ir tai yra galia. Ir mes, kaip praeitą kartą kalbėjom apie tą tokį stichišką srautą, tai ir matom, tas įniršis ir geismas yra toks srautas, kuris ten visus neša ir tada belieka tik tai pridurt, gyvenam kaip visi. Bet norim tos tyros širdies, mes norim daugiau negu to kaip visi. Ir Jonas savo pirmajam laiške, šventas Jonas, tas mylimiausias Jėzaus mokinys, sako, kad širdies tyrumas susijęs su šviesa. Jis sako, Dievas yra šviesa ir jame nėra jokios tamsybės. Jei sakytume, kad bendraujame su juo, vaikščiotume tamsoje, meluotume. O jei vaikščiojame šviesoje, kaip ir jis yra šviesoje, mes bendraujame vieni su kitais ir jos sūnaus Jėzaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių. Taigi jis paaiškina, kas apvalo širdį. Iš tikrųjų, ta Kristaus dvasia. Tai jeigu mes paklaustume, tai kaip čia yra su mumis? Ar mūsų širdį yra šviesos? Ar ta šviesa šviečia? Nes Dievas yra šviesa, jis ir šviesos šaltinis ir pats šviesa, jame nėra tamsos. Taip ir tyra širdis, jinai gyvena šviesoje, tiesoje. Tas pats šventas Jonas evangelistas sako, kad Dievas bus garbinamas dvasia ir tiesa, ir tai yra jis pats. Taigi mes turim pripažinti jo veikimą savyje, tyra širdžiai regės Dievą. Tai kai Dievas veikia tavo širdyje, jis yra regimas. Ir jeigu mes sakytume, kad čia kaip čia, dabar jis tais pasakymais, kas regės Dievą mirs, o čia štai tas tyra širdis regi Dievą, bet iš tikrųjų tas pasakymas yra tikras. Jeigu taip nebūtų, tai Jėzus taip nesakytų. Ir tyra širdžiai regi Dievą, tiesiog jį atspindi. Kiti regi jame, ar ne, mes šventuosiuose irgi regim Dievą. Ten spindi Dievas, jų širdys tyros, ne todėl, kad jie taip jau labai savo pačių gale ir valia save nušvarinę, bet jie yra mylintys Dievą, kaip ir Teresė apie Dievo meilę visą ten veikalą parašius, ką tai reiškia, nes tada tu esi išbalintas, ar ne, kai apreiškime Jonui sakoma apie šventuosius, kad jie išplovė savo drabužius ir išbalino avinėlio kraujyje. Tai yra tas gyvenimas Kristaus dvasia. Jei sakytume, kad esame nusidėję, darytume Jėzų melagiu, jį melagiu, sako Jonas, ir nebūtų mumyse jo žodžio. Vadinasi, ne tik patys meluotume, ar nesakydami, kad nesame nusidėję, kaip mes dažnai ir sakom ir galvojam, ir tada ne tik patys melagiais tampam, bet ir Jėzų darom melagiu, melagiu todėl, kad kryžių paverčiam tuštybę. Tai kam ten buvo mirt, jeigu mes tokie ir be jo mirties labai teisingi, kaip tie fariziejai, labai besilaikantys formaliai įstatymo, bet Jėzus kitaip sako, jis sako, o aš jums sakau, ar ne? O aš jums sakau, kad ta tyra širdis gimsta kryžiaus papėdėj, kad mes turim nebijot kryžių. Mes turim iš kryžiaus išmokti meilės, nes meilė padaro mus panašius, tyra širdžius mus padaro panašius į Jėzų. Mes tada gyvenam Kristaus dvasia. Mes turim vaikščiot, kaip Jonas savo pirmam laiške sako, taip kaip jis vaikščiojo. O kaip jis vaikščiojo? Jisai aukojosi. Jis aukojo savo gyvenimą, kol visą save paaukojo už mus. Ir tai jis rodė pavyzdį, kaip reikia mylėti vieniems kitus. Ir jeigu kas sakytų, aš myliu Dievą, o savo brolio nekęstų, vėlgi tas melagis, kas nemyli savo brolio, kurį mato, negali mylėti Dievo, kurio nemato. Ir kas myli Dievą, turi mylėti brolį. Ir ta meilė artimui irgi tyrina mūsų širdis. Mes turim už tą meilę atiduoti gyvybę, ar ne, priimti vieni kitus.
iš to pažins, kad mes esam Kristaus mokiniai, kad galim guldyti savo gyvybę už savo brolius. Ir jeigu kas pastebės tą vargo kankinamą, spaudžiamą brolį, užkietintų jam savo širdį, tai kaipgi jame pasiliks Dievo meilė, sako Jonas. Tai vaikeliai, nemylėkite žodžiu ar liežuviu, bet darbu ir tiesa. Tai ta tiesa yra laikysena. Tiesa yra Kristaus dvasia, kad turime mes būti tokioje laikysenoje Kristaus dvasios. Ir tada tie darbai yra pašventinti Kristaus dvasia. Ir ne, mes esam palaiminti, mes tą malonę atliekam tos darbus, ne iš savęs, bet iš Dievo malonės. Tai ta tyra širdis yra pašvesta Dievo širdis. Ir tai nereiškia, kad mes ten nepriekaištingi, be jokių trūkumų, ar ne, jau kaip tokie visiškai kaip Dievas. Ne, mes esam tie trapūs žmonės, bet būdami trapūs atveriam širdį Dievui ir trokštam gyventi jo šviesoje, jo dvasia, pašvenčiam save, mes viską jam atiduodam, visą save, ar ne, kaip ten 10 Dievo įsakymų baigęs, kas mylės visą širdim, visų protų, visomis jėgomis, ar ne? Tas tikrai mylės. Ir ką tai reiškia, kad kaip tu tai mylėsi, tai tu galėsi įvykdyti viską, kas dakeliauja iki šito didžiojo įsakymo. Tu tada nežudysi, tu tada nemeluosi, tu tada būsi tiesoje, negeisi, netrokši. Ir tik tada, kai tu šitaip mylėsi, tada tu neturėsi kitų dievų, tik šitą, kurį taip mylėsi, jo šventas vardas bus ar ne. Ir kitaip tariant, kai tu šitaip gyvensi, tai tu nebūsi iš pasaulio, tu būsi jau viską pardavęs, ar ne, tyra širdis, nėra iš pasaulio, kaip Jono Evangelijoje sakoma, kad jie nėra iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio. Čia yra Jėzaus žodžiai. Tai tyra širdis gyvena pasaulyje, ar ne, dalyvauja to pasaulio gyvenime, bet ne pasauliškai. Viskas parduota, pačiam pasaulio atiduota. Ir mes matom, kad reikia aukotis už pasaulį, ar ne, tam, kad tas pasaulis taptų irgi tyresnis. Negyvent pasaulio dvasia, aukotis negyvent pasaulio dvasia. O pasidavus pasaulio dvasiai, širdis jinai praranda savo tyrumą, skyla, pasidalyja ir vėl tame pačiame pirmame Jono laiške sakoma, nemylėkite pasaulio, nei to, kas yra pasaulyje. Jei kas myli pasaulį, nėra jame tėvo meilės. Tai ir parodo, kas naikina tą širdies tyrumą, kas mus nukreipia nuo Dievo, nuo šviesos, nuo tiesos, nuo meilės. Nes jis sako, visa, kas pasaulyje, tai yra kūno geismas, akių geismas, gyvenimo puikybė, o tai nėra iš tėvo, tai yra iš pasaulio. Už tai reikia parduoti pasauliu, tai kas pasaulio. Praeina pasaulis ir jo geismai. Kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius. Taigi, tie tyraširdžiai, kurie yra palaiminti, jie yra išsivadavę iš to kūno geismo, akių geismo, puikavimosi, turtais, garbe, valdžia. Tai laimingos širdys, kurios visą tai yra pardavę pasauliui, jo šitas gerybės. Ir tyra širdis yra pilna Dievo šviesos, ne pasaulio. Pasaulyje yra tamsa, į pasaulį reikia įnešti tą šviesą. Kaip Jėzus sakė, jūs šviesa, ar ne, jų šviesa, bet ar tikrai mes tai galim pasakyti apie save, bet ta šviesa yra Kristaus dvasia, tai yra tų, kurie seka Jėzų, jie yra ta šviesa, o vergaujanti pasaulio dvasiai širdis, jinai turi būti perkeista, jai reikia atsiversti, jinai turi būti nuplauta avinėlio krauju. Taigi širdies tyrumas, kaip matom, pasiekiamas tokiu iš tikro per kovą, per tą nuopolio patirtį, per tokį sunkų dvasinį darbą, kaip atsivertimas. Ir malonę Dievas suteikia
visą tą malonę, bet mes priimam, kaip ta užkietėjų žemė, jinai gali ten daug vandens užpilti, bet ta žemė niekaip negali priimti ar ne to vandens. Tai taip ir mūsų širdis, jinai turi minkštėti, švarintis, darytis tokia imli, kad ta malonės rasa ar ne susigertų į mūsų širdį. Ir dykumų tėvai tikrai kalbėjo apie tą budrumą, kad reikia įvertinti širdį lankančias mintis. Širdį būtina išsaugot, nes ta širdis gali būti apnuodyta blogomis mintimis, vaizdiniais, vaizduotė ar ne. Ir tavo tais jausmais, įniršiu ir geismu, tais tom nevaldomom stichijom. Taigi pasaulis šnabžda tokiais gundymais, ar ne, gyvenk dėl savęs, rūpinkis savo gerovę, sukis apie save, kas, jeigu ne tu pats, ar ne, kas galvos apie tave, jeigu tu pats negalvosi, stenkis, ar ne. O Jėzus tokią platesnę perspektyvą atveria, regėk Dievą, ar ne, o kas regės Dievą, tyra širdžiai. Ir Jėzus tikrai nė vieno nėra nuvylęs ir jo žodis yra tikras. Taigi Dievas didesnis už mus, jis mato mūsų tikrą širdies stovį ir mato, kokioje būsenoje ta mūsų širdis. Taigi mes turim juo pasitikėti, ne pasaulį, kuris ten nieko gero net ir nepažada. Bet mes turime mylėti visą širdim, visų protų, visų savim, visą valią, visais jausmais, viskuo, kas esam, tam, kad mes gyventume Kristaus dvasia ir kad turėtume jo perkeistą, išvarintą širdį. Mes žinome, kad ateis laikas, ar ne, mes būsime panašūs į jį, mes matysim tokį, koks jis yra ir tada atrodo tam apreiškime Jonui, kur kalbama apie dangišką Jeruzalę, čia bus tas amžinas gyvenimas, bet ta dangiška Jeruzalė gali prasidėti jau dabar, kad jau dabar mes galim regėti Dievą ir būti palaiminti kaip tyra širdžiai ir turim prašyti tikrai ir mergelę Mariją, kad jinai padėtų mums išgrynint mūsų širdį, nes ji yra tos tyros širdies, kuri mokėjo gyventi nuolankumu ir sakė, štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man kaip tu pasakei. Tai iš tiesų Grigalius Nisietis vienoj savo homilijoje sako, kad tie mūsų darbai yra tokie darbai išminčių ir tada yra tie darbai, kuriuos mes padarom. Tai tą netyrumą turėtume jau savo mintyse aptikti, nes jau mintyse gimsta tas netyrumas, kuris padaro netyrą mūsų širdį ir jų patarimas visada nugalėk viską, kai tik mintyse atsiranda, kad tie gundimai, tos, sakykime, pagundos nepaliestų tavo širdies. Nes, kai sakom, neleis mūsų gundyti, bet žinom, kad vis tiek Dievas taip mus išbando, tirdamas mūsų širdis. Ką mes renkamės? Ar norim būti tais tyra širdžiais ir į jį atsigręžiam, prašom jo pagalbos, į šviesą atsigręžiam, apšviečiam savo širdis, ar esam tie akli, kurti, kur leidžiam įdoms formuoti mūsų gyvenimą ir atitinkamai ir tie vaisiai subręsta. Taigi labai ačiū Jums už dėmesį, su Dievu ir iki kitų susitikimų. Laidoje kalbėjo daktarė Bronė Gudaitytė.